Kalbant apie modulinių pastatų skirtumus ir privalumus santykėje su tradicinė statyba, mums su kolega, su kuriuo turim ilgametę patirtį tradicinėje statyboje, labiausiai surezonavo keletas faktorių. Pirma, išskirčiau tai, kad gaminio kokybei, pastato kokybei nebeturi įtakos klimatinės sąlygos. Kadangi tradiciniai statybai, kaip žinom, kaip pavyzdį, klijuojame klinkerį, kažką darome lauke, dekoratyvinę struktūrinį tinką dedam, tai saulė, lietus, temperatūra daro poveikį ir gaunasi tai, kad ne tik žmogiškasis faktorius, bet ir klimatinės sąlygos labai įtakoja kokybei galutiniai. Tai šiuo atveju su moduliniais pastatais mes šito visiškai išvengiam ir galime tai kontroliuoti. Kitas dalykas tai yra samata. Kaip žinom, tradicinėje statyboje nedažnas atvejis, kai yra samatuojama, o dar retesnis pavyzdys, kai yra telpama numatyta samata. Dažnu atveju ši samata išauga. Tai su moduliniais pastatais mes turime fiksuotą kainą prieš sutarties pasirašymą ir pirkėjas, jisai žino, kiek tiksliai jam kainuos šis statinys. Tai čia yra tikrai didžiulis pliusas, nes kvadrato kaina yra panaši kaip tradiciniai statybai, bet kadangi, kaip paminėjau, tenai galima ir dažniausiai tai būna, kad samata išauga, čia mes žinom konkrečią ir aiškią samatą. Trečias punktas, turbūt išskirčiau tai ypač aktualu, kai būna antriniai būstai, tai jie yra statomi dažnu atveju toliau nuo didmiesčių, kažkur tai gamtos apsupty, tai yra prie ežero, prie miško, tai labai sudėtinga gaunasi komunikacija ir kuravimas to objekto statybos, kas labai įtakoja į galutinę kainą, nes sudėtingesnis medžiagų tiekimas, sunkiau rasti atitinkamos kompetencijos darbuotojų, kas galėtų atlikti tam tikras operacijas. Jeigu ir surandama, jų kaina gali būti dažnu atveju ir būna brangesnė, nes prie mažo objekto, nepatogioj vietoje, tai automatiškai mes mokam brangiau už kvadrato kainą. Tai šiuo atveju moduliniai pastatai šitos minuso, pavadinčiau taip, neturi, nes jie yra pagaminami už sutartą kainą ir sutartų laiku pristatomi vietą. Kitas svarbus aspektas, kur vis žmonės labiau apie jį pamasto, kalba ir kai kurie jau atsižvelgia. Tai yra tai, kad su moduliniu pastatu mes galime kartu augti. Tai yra turėti pastato plotą, kokį tuo metu realiai mums reikia ir mes jo naudojame. Kaip pavyzdys, jauna šeima susikūrusi, perspektyvoje mano, kad turės 2 vaikučius, ima paskolą, statosi namą ar perka namą su atitinkamai ten. Pavyzdys 3 miegamaisiais, kaip aš paminėjau, jeigu 2 vaikučiai. Bet vis tik gyvenime ne visada viskas įvyksta pagal mūsų planą, numatyta iš anksto ir galbūt tų vaikučių bus mažiau, galbūt mes jų nesusilauksime ir tokiu atveju mes mokame paskolą, mums kainuoja išlaikyti tą būstą, apšildyti ir panašiai, bet mes jo neišnaudojame, nes mums realaus poreikio nėra. Tai su moduliniais pastatais, kadangi jos galime montuoti po kelis, tai yra plėstis ir augti, lygiai taip pat demontuoti ir parduoti, kai mums jų nebereikia, mes neprisirišam ir galima turėti tiek, kiek mums tuo metu reikia. Ir tai yra didžiulis privalumas, nes kai aš paminėjau apie demontavimą, tai kaip dažnai būna žmonės, užauga vaikai, išvažiuoja į studijas, sukuria šeimas ir išvyksta iš tėvelių ir tokiu atveju būstas lieka per didelis, neišnaudojamas ir realaus poreikio tam nėra tokiam būstui, bet vis tik jau esam prisirišę prie tos vietos, prie aplinkos, prie kaiminystės ir toliau gyvename. Tai su moduliniu pastatu mes galime labai lengvai demontuoti, parduoti, ko mums nebereikia ir tos pinigėlius galų gale vaikų studijom ar vaikam į būstą įsigyti ar savo reikmėm panaudojant ten, kur jie labiau reikalingi, nes mums poreikio tokio būsto nebėra. Tai žmonės vis labiau šį aspektą pabrėžia, svarsto ir priima sprendimus, matydami, kad tai yra didžiulis pliusas.